bet pasirodė, kad ten kitas žmogus, irgi kunigas, vienas kitas kunigas bendradarbiavo su KGB, irgi nepaslaptis. Ir tie žmonės ir trynėsi va tokiose vietose, kur buvęs agentas. Tai buvo. Gal kunigas buvo? Ne. Ne, tas jau buvo Baltarusijoje to metu. Jo. Atsiprašau labai. Taip. Jūs parašėt labai gerus tokius atsiminimus, turėjot prieėjimą prie. Kaip jūs galvojate, ar reikalinga mums, kad visi mokiniai mūsų irgi žinotų apie tokius dalykus? Jeigu buvo tokių išdavysčių, kaip jūs galvojate, mūsų prezidentas buvęs, visi sako prezidentas, bet jis rusams visą laiką pataikavo. Jūs žinote, apie ką aš nekalbu. Apie paksą. Reiškia viską. Dabar jis ten nuvažiavo, į Seimą negali balsuotis, bet Europos Sąjungoje jis gali būti. Kaip jūs suprantat šitą dalyką? Galiu pasakyti, kaip suprantu. Bet čia biškai atsakykit man į šitą klausimą. Jūs neteisingai klausėte. Čia motyvas, aišku, tolokai, tačiau aš vis tiek. Ar jūs negalvojat, kad bet pusę metų nėra Seime, o kiek daug atsirado tokių, kurie rusams pataikavo? Žinot, pavardes ir viskas. Pasakykit, kodėl. Ir kodėl dar trečias klausimas toks, kodėl negalima lietuviams gauti kitos šalies pilietybę. Mūsų vienas laikraštis. Jo, galėjau sakyti, mes jau atsiprašau, aš baigsiu. Mūsų vienas laikraščio Utenos redaktorius parašė, jeigu atimti vaikus iš motinos, tai motina liks našlaitė. O dabar jūs norit, kad kita pilietybės neduot lietuviams. Jūs nežinot, ko aš noriu iš tikrųjų. Jūs prašom atsakyti į paskutinį klausimą. Kodėl